Šiandien kalbėsime apie kompostavimą ir vermikompostavimą. Tai yra sliekų auginimą biohumuso gamybai. Šiandieną norėjau parodyti turbūt daugeliui aktualų dalyką, tai kompostavimas sode, kaip teisingai kompostuoti, kokios medžiagos gali būti kompostavime ir ko reikia gauti tiesiog kaip trąšą ir kaip maistas sliekams, tai kompostą. Kompostuojame įvairias organinės atliekas. Tai yra ir žolės, sodo atliekos, virtuvės atliekos, maisto atliekos, gali būti pjuvenos, medžio drožlės, popierius. Tiesiog visa tai, kas biodegraduoja arba yra gamtoje. Geram ir teisingam kompostavimui reikalinga drėgmė ir deguonis. Tam, kad bakterijos, kurios skaido organiką, tiesiog jos daugintųsi ir visą tai atliktų greičiau. Šito nesunkiai galime pasiekti, kad ir komposto dėžėje ar tiesiog kaupe, tai yra komposto krūvoje, tiesiog palaistydami kompostą ir vartydami. Tai vartymas maždaug turėtų būti kartą per mėnesį arba porą kartų per mėnesį. Priklausomai nuo to, kokia yra lauko temperatūra ir tiesiog nuo oro sąlygų viskas priklauso. Geriausiai kompostą paskleisti sluoksniais. Tai yra žolė, šiuo metu matome daug žolės, kadangi buvo nušienauta. Tai va, tiesiog reikia ją paskleisti visą komposto krūvoje sluoksniais ir gausiai palaistyti, tam, kad būtų drėgna. Drėgmė maždaug turi būti apie 50-60%. Tai jeigu paprastai, tai tiesiog paėmus į saują jaučiasi drėgmė, bet jos neišsisunkia. Tokia turi būti optimali drėgmė komposte. Mes tokį kompostuotas atliekas naudojame sliekų auginimui. Tai yra, juos šeriame kompostu, kurie valgo organiką ir išskiria kaprolitus. Tai yra jų ekskrementai. Tai tokiu būdu gaunamas biohumusas. Biohumusas arba vermikompostas. Kitaip tariant, gali būti ir sliekų kompostas vadinamas. Tiesiog tai yra organinė, ekologiška, švari trąša. Čia yra sliekų dėžė, plastikinė, iš perdirbtos antrinės žaliavos, kurioje galima auginti paprastai, nesunkiai sliekus. Labiausiai patinka iš tikrųjų vaikams ir žvejams. Be abejo, tas, kas neturi sodo, labai puikus pagalbininkas yra šita komposto dėžė. Šita dėžė yra sudaryta iš 5 darbinių padėklų sliekams. Šiuo metu matome apatinėme padėkle sliekus, kurie perdirba organiką. Perdirbus organiką, sliekas tokiu pačiu principu kaip ir sode esančioje komposto dėžėje tiesiog kyla į naują substratą. Čia dedame naują kompostą, dedame ant viršaus ir sliekas nesunkiai per skylutes gali pakilti į naujai esantį kompostą. Tokiu principu kyla į visus 5 padėklus, apačioje palikdamas jau perdirbtą biohumusą, kurį galima naudoti kaip trąšą visiems augalams. Kuom yra biohumusas geras ir ypatingas? Biohumuse yra visos maistinės medžiagos, mikroelementai, vitaminai, natūralūs augimo hormonai, vystymosi hormonai, turi huminių ir fulvorūgščių. Taip pat yra medžiagų, kurios susidaro tik vermikompostavimo metu, tai yra slieko valgymo metu. Todėl šių medžiagų iš kažkur kitur niekur negalime gauti. Tai yra tiesiog idealus produktas. Kuom jis naudingas ir galbūt reikalingas žmonėms, dėl to, kad jo tikrai mažas kiekis reikalingas tręšimui. Tai tarkim užtenka saujelės vienai gėlytei patręšti per kelis mėnesius. Šiuo metu mes pradėjome gaminti skystą biohumusą, lygiai tas pats, kas gaunasi čia, tik čia yra stabilizuotas. Dėl to, kad jį galima būtų naudoti ilgą laiką. Šitą biohumusą galima naudoti kelias dienas tik tai. Po to jis dėl bakterijų veiklos yra tiesiog sugadinamas, galbūt taip galima pasakyti. O čia yra tiesiog stabilizuota, paprasta, tvarkinga trąša.
Mes taip pat gaminame jau specialiai paruoštus, tai yra agurkams, pomidorams, paprikoms ir gėlėms, skirtus žemės mišinius biohumuso pagrindu. Su tokiais mišiniais tiesiog į tokius mišinius pasodinus augalus, jiems nebereikės papildomos trąšos visą sezoną, o gal net ir daugiau, priklausomai nuo to, koks yra augalas, kiek maistingų medžiagų pasiima ir būtent kokius augalus tiesiog sodinate.